Ernestai, puikus sezonas kol kas tiek tau, tiek komandai. Tavo manimu, kas tai įtakoja? Puikus tik tais gal pastarąjį mėnesį, nes iki tol tai rezultatai turbūt niekino, netenkino tiek pačios asmeniai, tiek komandos, bet dabar yra puikiai atkarpa ir reikia stengtis tą išlaikyti. Šiuo metu 5 turnyrinės lentelės vietoje rikiuojatės, 10 iš eilės pergalių serija. Apskritai tas sausis kosminis 10-0, čia retai tokių rezultatų pamatysi, kad nei vieno pralaimėjimo nepatyrėt. Vėlgi, kuom nustebinat šį sausį, girdėjau, kad buvot užsidarę nemažai salėje, bet tų rungtynių nusikėlėt ir ar tai irgi prisidėjo labai prie to? Jo, gal vienos priežasties neįskirščiau, bet faktas tas kalėdinis periodas, kai kiti daugiau ilsėjos, kučiavojo, šventė, mes tikrai čia buvom užsidarę ir sunkiai dirbom. Bet čia, manau, gal tokia priežastis. Kita, manau, buvo tokie ganėtinai produktyvūs pokalbiai tiek su treneriu, tiek tarpusavio komandoje. Tai, manau, tos du pagrindinius faktorius ir išskirčiau. 2017-2018 metais buvai tos čempioniškos Neptūno Akvaserijos sudėties dalim ir triumfuojai su dabartiniu treneriu Tomu Gaidamavičium. Komandos draugas buvo Deivis Anužis. Ar manai, kad ir šį sezoną kažką panašaus galima pakartoti? Kodėlgi ne. Šiaip tas NKL-as yra labai lygus, tiek paskutinė komanda, tiek pirma komanda. Niekada nežinosi, kas gali atsitikti. O žiūrint į dabartį, tai lūkesčiai tik auga. Pradžiai buvo patekti 12, ar nebūt paskutiniai vietai prieš kalėdinį periodą, o dabar tik tais lūkesčiai auga. Dabar jau galvojam yra apie 4, jau kodėl nedar aukščiau. Tai... Okay. Esi vienas vyriausių komandų žaidėjų, kapitonas, aišku. Ar pats jauti pareigą mokyti ir patarti jaunesniems komandos draugams? Faktas, net neįskirčiau to kapitono dalyko, ar pareigų. Tiesiog gal pas manęs toks bruožas, kad mėgstu ir padėti, ir papasakoti, ir paaiškinti, tai gal toks natūraliai viskas gaunasi. Apskritai, ta atmosfera komanda atrodo išties gera, vienas kitą labai palaikot, bent jau žiūrint tai plika akimim, tai turbūt irgi vienas dar ingredientas, irgi pats turbūt minėjai, ar ne, susižaidimui ir geresniam bendravimui tarpusavy. Taip, ką dar norėčiau skirti, kad visi komandai yra labai geri žmonės. Nėra jokių ego, jokių kažkokių nepasitenkinimų. Faktas gal būna nepasitenkinimų, jie normalūs, bet čia iš kažkokios konkurencijos ar dar kažko, bet šiaip man labai norėčiau skirti, kad visi labai geri žmonės. Asmeniškai pasižiūrėjus tavo pačio gynybą, ar ne, kaip tu dusini, tai vadinkim tos varžovus nuo galinės linijos, vienas tavo geresnių turbūt kaip paties žaidimo ar ne elementų, bet kiek dar jėgų užtenka ir puolime, kai tiek gynyboje atiduodi jėgų? Kai nesiseka puolime, tai reikia kažką ir gynyboje daryti, tai jo, čia turbūt buvo visada šitas mano varikliukas, kad spausti, gintis, būti agresyviam. Aišku, reikėtų ir puolime kažkiek daugiau pridėti, aišku, paskutinis periodas gal kiek geriau sekasi, bet vis tiek reikia būti ir aštresniam puolime ir dar kažko. Nežinau, ar čia dėl to, kad daug jėgų gynybai atiduoda, ar tiesiog. Tai turbūt treneris Tomas pagiria, kai sako, nes jisai kaip tik toks yra gynybos treneris, ar nesako, ateis gynyba ir bus ir puolimas. Tai faktas, tai esame viena geriausiai besiginančių komandai lygoje, tai turbūt ne šiaip savo, tikrai nenori vien save išskirti, yra tikrai daug gerai besiginančių žaidėjų, tai manau viskas taip ir gaunasi. Dar šį sezoną tų tokių game winnerių paskutiniam sekundėm ir panašiai buvo tikrai nemažai, tiek Roko, tiek Kristupo, ar ne. Ar galima sakyti irgi, kad paaugot kaip komanda tas branduolys nuo praeito sezono praktiškai nesikeitė? Galima sakyti, kad kaip komanda paaugot ir išmokot tas pabaigas taip užtikrintai žaisti? Manau, kad taip. Aišku, buvo tokių situacijų, kaip ir mes gavom game winnerių, tai irgi, bet pastarąjį mėnesį ypač, tai taip, labai pasirodė tas rungtynių galai, labai solidus, labai brandus, kas ganėtinai nedažnai būna tokiai jaunai komandai. Tai manau, kad truputį ir augam tiek psichologiškai, tiek ir
fiziškai. Kalbant apie patį, ar net trenerį Tomą Gaidamavičių, tu labai gerai jį pažįsti, ar ne, iš anksčiau žaidęs apskritai. Koks santykis tavo ir jo? Kad labai gerai pažįstu, aš siek žaidžiau pas jį 18 metų ir tai buvo labai seniai. Tiesiog esu gal žaidęs po to prieš jį daugiau, bet labai disciplinuotas, labai turintis aiškę savo idėją, visada žino, ko nori. O pats santykis tai geras, brandus. Manau, kad išskirčiau irgi dar vieną dalyką, kad per tą sėkmingą periodą turėjom labai produktyvų pokalbį ir išsiaiškinom, ko norim viens iš kito. Tai tas irgi, manau, kažkiek pridėjo, tiek prisidėjo prie komandos rezultatų, tiek prie asmeninių rezultatų. Tai... Okay. Pabaigai dar tokio negatyvo šiek tiek norisi pilt, nors komanda ir neblogai sekės ar ne šį sezoną, bet tos tribūnos, tie sirgaliai ne taip ir gerai renkas. Kokia tavo nuomonė apie tai, ar vien tik rezultatų neužtenka, ko čia dar trūksta? Nežinau, ką čia turėčiau išskirti šituo atveju. Faktas, norėtųsi daugiau žiūrovų, daugiau, kad tribūnas būtų pilnesnis ir taip, paskutiniu metu atrodo, kad ir daugėja, nežinau, gal 10 ar kažkiek. Norėtųsi, kad ir vakarų banga prisijungtų dažniau, kai buvo prie Žalgirį. Man tikrai prideda, atrodo, kad kaip 6 žaidėjas, tai būtų labai džiugu, kad ateitų tie žmonės. Gerai, ačiū.